Labutis. Sveiki gyvi, aš Arvydas Macijauskas. Macas siūlo visiems žėti krepšinio pasaulį. Esu Vydu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Rudenišką spalio 15 rytą prie Žalgirio arenos dar nėra krepšinio aistruolių, nes čia tik vakare LKL rungtynės. Tačiau šiandien vis dar prisimename mūsiškių susitikimą Eurolygoje, apie kurį kiek vėliau su Cervena Zvezda. Rungtynės, tikime, per televiziją žiūrėjo ir 2003 metų Europos krepšinio čempionas Arvydas Macijauskas, kuris dar ne tik puikiai žaidžia, bet ir gerai prisimena 30-metę Lietuvos krepšinio praeitį. Valstybė apdovanojo Europos čempionus ordino už nuopelnus Lietuvai Didžiuoju kryžiumi. Arvydą Macijauską. Tikrai senai buvo, bet atsimenu, kad buvo šventė, nuostabi emocija, jūra žmonių, milijonas emocijų, visi laimingi ir kaifas. Žavisi tavimi, kaip tu taikliai mėtai baudos metimus. Liaupsinat visi, o po to... 28 metimai ir 28 taškai. Iš tikrųjų, treniruojas, dirbi ir labai sunku pasakyti, dėl ko taip gaunasi. Aš turiu, iš tikrųjų, gerą charakterį, gerus duomenis, gerą ambicingumą, gerą konkurencingumą, pasitikėjimą savim sporte ir aš labai džiaugiuosi, kad turiu tokius genus, ar jas paveldėjau, ar jas išdirbau ir iš tikrųjų vertingi. Nieko bendro iš šeimos, iš giminės, esu pats vienintelis ir toks kitoks. Forma kaip turėjai, pagal metus taip ir turėjai. Iš kur tas meistriškumas, iš kur ta jėga pas tave? Ačiū labai, kad pastebėt, kad mes treniruojamės, stengiamės gyventi sveiką gyvenimo būdą, mylėti aktyvumą ir už tai pasiimam dividendus. Kokie tau įspūdžiai, kai latviai mums įkrauna į krepšį daugiau negu mes jiems? Geras skirtumas, aš kaip buvęs, profesionalus atletas ir dalyvavęs aukšto rango varžybose, nelabai yra didelis skirtumas 5 ar 6 vietą. Daugiau žiūrovams, emocijos, pasitenkinimas ar tokia mikro pergalė, bet jinai emocionaliai sportininkams nelabai kelia. Iš tikrųjų yra pralaimėjimai didesni, o užimti 5, 6, 7 ar 8 vietą mums sportininkams, tai iš tikrųjų, kaip būtų skaudu žiūrovams girdėti, mes stengiamės, mes norim laimėti, mes kovojam, bet tai nėra ta kova ir tokia emocija, kurią mes norime gauti, kai mes laimėjome kitas varžybas. Ar negeriau vis dėlto buvo, kad mes nelaimėtum prieš už Atlantis rinktinę, ar reikia strateguoti? Tas matematika nereikia, bet siekia komanda, energija, dvasia, pasitikėjimas ir tyčinių pralaimėjimų, nežinau. Nesu girdėjęs, kad iš paskutinės kartos ar iš paskutinių 10-mečių kartų būtų apskaičiuoti tyčiniai pralaimėjimai. Nežinau, tikrai. Gal ten anksčiau, serbai ir kiti, 95-4 metai, bet kita kultūra buvo, kita emocija buvo, kitas supratingumas buvo, kitas emocinis intelektas ir žaidėjai, ir klubų komandų, visai kitaip. Anksčiau žaidėjai rūkydavo rūbinėse po varžybų, dabar visai kitaip. Ir ne tik rūkydavo. Taip. Vis dėlto kartais pagalvoju, gaila, dar galėjau pažaisti ir padžiuginti. Visada norisi knygą pačiam uždaryti. Ar darbe, ar gyvenime, ar biznėje, ar šeimoje. Norisi modeliuoti savo gyvenimą ir sutik senatvę tokį, kokį įsivaizduoju, jai pasiruošti, karjerai pasiruošti. Ir norisi pats pačiam parašyti savo istoriją, bet kartais Dievas ar likimas pakeičia situaciją ir tai atsitinka prieš tavo valią. Kuriais tu metais baigiai? Nepamenu, senai jau. 29, 28. Pavargęs po olimpinės rinktinės treniruotis ar šiaip ramus, tai dėl to turbūt nėra lengva iš pat ryto. Įpranti per laiką iš tikrųjų, per daug metų ir negalima pavadinti tai arimu, tuo labiau iš Lietuvos rinktinė iš tikrųjų ir nėra, tikrai nėra toks arimas, kaip gal atrodo. Kodėl? Traumas, tai gyvenimo dalis. Vieni žūsta autoavarijose, kiti baigia anksčiau. Daug istorijų ir krepšinio, ir bet kokiam sportė, ir laimingų, ir nelaimingų, ir baisių, ir žmonės susirga, ir vėžio, ir numiršta, ir daug mūsų, kuriais kartu žaidžiame, yra amžinatilsį. Daug žmonių paslysta gyvenime su silpnybėm ir panašiai, tai daug niuansų.
Mes nežiūrim atgal, iš tikrųjų puikus etapas. Pristatau, jog tai Klaipėdos Vytaro serviso komanda ir žaidėjai. Arvydas Macijauskas. Donatas Zavackas. Tu buvai 11-okas ir aš Klaipėdoje, padariau su tavim pirmąjį interviu. Kažkas tada sakė, nesakysiu pavardės, kad tokių Macijauskų Lietuvoje yra 10. Bet pasirodo, kad vienas Arvydas Macijauskas. Manau, kad mažiau, taip. Ačiū, kad pats pasitaisiau. Sunku buvo iš tikrųjų iš Klaipėdos į Vilnių atvažiuoti. Būtų gerai žaisti Arvydui Žalgiryje. Niekada neturėjau kvietimo. Visada, Kaunas krepšinio meka ir tada, ir anksčiau, ir dabar, ir tikrai bus ateityje. Mes tikrai, gerbėm tą miestą, gerbėm Sirgalius, iš tikrųjų, emocija beprotinė ir dovanoti tokį džiaugsmą šaliai, dovanoti tokį džiaugsmą Europai, konkurencingumą. Tai yra fantastika, ką mes sukuriam savo šalyje, bet vietinės intrigos, vietinis konkurencingumas su kitais miestais išugdo tą dar įdomesnę kovą, dar daugiau intrigų, iš tikrųjų, žaidėjai daugiau stengiasi, gyvenimas fanų zonai prasideda aktyvesnis. Tai faina, aš neturėjau pasiūlymą Žalgirį, aš turėjau Rytę, aš myliu Vilnių, aš myliu Rytą, aš žaidžiau šitą komandą, bet Eurolygo, kai žaidžia Žalgiris, mano širdis visada yra už Kauną. Pirmose naujo sezono Eurolygos rungtynėse Žalgirio arena buvo sausakimša. 15 000 krepšinio aistruolių stebėjo krepšinio aikštelėje mūšį su Belgrado Cervena Zvezda. Su antrąją pergalę senajame žemyne mūsų Žalgirio vyrai. Aikštelį nepabėgiojo, tai dabar visą iškrausit savo kūną. Rungtynės buvo klampės, bet viskas gerai, kas gerai baigės. Tai nežinau, emocija gera dabar, svarbiausia, kad laimėjom. Baimės nebuvo, kaip tik užsivedęs, labai mėgstu tokias atmosferas, tai visą laiką tikiuosi, kad išleisiu. Čia suprantu, kad yra kur kas geresnių žaidėjų negu aš, tai tikrai nesu nusivylęs arba laimėjom. Kuo daugiau gali reikėti. Dėl pirmo kėlinio turbūt galim kažkiek prisimti atsakomybę. Gana greitai, ilgai laikėm pagrindinius žaidėjus ir gana greitai pakeitėm visą penketą. Galbūt yra sunku žaidėjams nuo suolo iškart įsivažiuoti ir žaisti, gavosi tokia dobelė po gero starto. Labai daug psichologinių klaidų, labai daug nesusišnekėjimo ir mažai kokybės. Tai šiaip, sakau, tokios varžybos laimėjom, bet džiaugsmo nėra daug dėl pačio žaidimo kokybės. Rungtynės 40 minučių ir jos susideda iš daug dalykų, taktiniai, psichologiniai, dar kažkokie 12 skirtingų galvų mūsų komandoje, plus trenerių štabas, kurie gal dar kitaip mato. Atranda treneriai penketą, kuris tą dieną yra geriausiai nusiteikęs, kovoja vardan komandos tikslų. Aš patenkintas, kad mes laimėm tos ketvirtus kėlinius, bet norėtųsi visas rungtynes stabiliau žaisti. Šį sezoną mes kapstomės ir tik tai tokia kažkokia paskutinio kėlinio dėka, kai jau degam, tada susijamam. Kol kas nepavyksta išlaikyti vienodo to žaidimo tempo, nepavyksta išnaudoti daug žaidėjų. Kaip matot, ant to rungtynių pusėje kažkiek susiaurinam rotaciją ir tada pradėjom turėti geresnį rezultatą. Atsirinkom gerai, kur atakuoti, aišku, nežmoniško kovingumo dėka ir vėl susitvarkėm, kažkokiais lemiamais momentais susirinkom ir tos kamuolius svarbius po jų netaiklių metimo, patys sakau, šitą brauškį sumetėm laisvus metimus gale, kur ir nulėmė pergalę. Nuo ko paties akimis komanda užsikūrė? Ketvirtam kėliny? Jo. Nežinau, gal nuo dėjimo sakyčiau, jeigu taip atvirai. Labai, nes pirmą mažinam skirtumą, visų pirma įsijungė žaidimą ir Arnas, kuris prieš tai buvo gana pasyvus. Tiesiog ne mano rungtynės klaida po klaidos, tiek puolime, tiek gynyboje, tai buvau labai piktas ant savęs. Taip, geras epizodas visą laiką pakelia ir įneša pasitikėjimo, tai man to galbūt ir reikėjo. Džiaugiuosi, kad šiandien pasitakė tokia galimybė, kažkiek tai sakau, dėjimas užkūrė. Arno dėjimas, kuris, manau, prikėlė, pažadino areną, tai ypač fanai, šeštas žaidėjas fanai, tai buvo tiesiog nerealu. Ilgas dar sezonas, lauksim visko daug. Vėlgi, man tie epizodai niekiek nesvarbus, svarbiausia, kad laimėjom šiandieną šitas rungtynės labai sunkės ir iškovojom antrą pergalę. Kas svarbiausia dabar, kad po 2 pergalių, suprasti, kad nežaidžiam tobulai, nežaidžiam gerai,
bet laimėm kažkaip tas rungtynės. Žiauriai smagu, nuo pat paskutinių praėjusių sezonų rungtynių laukiu, kada grįšime į areną, į tokią atmosferą. Tai ačiū tikrai sirgaliam, kad jau pirmose rungtynėse Eurolygos užpildyta arena ir tikras malonumas žaisti tokio atmosferoje ir didžiulė garbė ir sakau, padėka visiems fanam už tai, ką jie kūrė. Be abejo, šiandien fanai buvo nuostabus. Tikėkime, kad tai bus kiekvieną kartą, kai žaisim. Tai tik didelis ačiū jiems. Ypač Eurolygoje, tai bet kurią pusę gali nusvirti tos svarstyklės. Tai galbūt kažkiek 1% daugiau, jeigu žaidi namuose, nes vis tiek palaikymas visą kitą, kuris dar papildysiu buvo fantastiškas. Tai tos rungtynės galėjo eiti bet kurią pusę, bet už kovingumą 10 balų ir buvom verti, džiaugiuosi už komandos draugus. Bėkit iki sekančių rungtynių ir kad būtų 2 pergalės išvykoje dabar. Krepšinio pasaulis. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Renkuosi sėkmės stovyklautojai, kviečia žiūrėti Krepšinio pasaulyje! Krepšinio pasaulyje! Laidą tęsime iš Kauno, kviesdami jūs kartu pabūti Panevėžio Kalnapilio arenoje, kurioje Europos taurės rungtynes žaidė Lietkabelis ir 84-74 nugalėjo Saloniko Aris komanda. Pirmą kartą Panevėžio arenoje teko išgirsti Lietkabelio komandos himną, kurį atliko šaunuoliai krepšinio aistruoliai. Puiku, kad nauja komanda, išlaikusi tik 3 geriausius praėjusio sezono krepšinio karalius lietuvius, turi tuos pačius nuoširdžius gerbėjus, nors jų galėtų būti dar daugiau. Panevėžiečiai ne tik patys muša būgnus, bet ir baikeriai atvažiavę palaikyti šią komandą pabando įrankius mūšio šauklius. Sveiki, esu Martynas Frankas, asociacijos Cardinal Red Legion prezidentas. Esame Lietkabelio fanai, susibūrė 2012 metais. Būgnai yra mūsų asociacijos. Prieš 3 metus turėjome 2 būgnus, bet panevėžiečių dėka, kurie gausiai pervedė savo dalį mokesčio, nusipirkome 10 būgnų ir šiai dienai turime tikrai daug būgnų. Komandą palaikome visose Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse bei Europos taurės turnyre. Keliaujame išvykas Europoje. 100-metį Saloniko Ario komandos žaidėjai iš pradžių lyg buvo išsigandę panevėžiečių, kurie rungtynes pradėjo galingų puolimu 18-9. Bet neilgam nesvečiai nenuleido rankų ir atrodė, kad jie gali bet ką nugalėti. Lietkabelio vyrams dar reikės ne vieną savio druskus kartu suvalgyti, kad vienas kitą suprastų ir padėtų, ginantis nuo priešų, kaip ir atakos turi būti dar geresnis, kai per 2 kėlinius jie suklydo net 12 kartų. Tai gerai matė Lietuvos ir Graikijos televizijos žiūrovai, kaip ir Panevėžio meras, šalia sėdintis dvasininkas, visi krepšinio aistruoliai. Kartu su jais ir Julius Sarapinas, 3 metus praleidęs Eurolygos būstinėje, ir jo tėvelis Valdemaras Sarapinas, Lietuvos ambasadorius kovojančioje Ukrainoje. Esu Valdas Sarapinas, Lietuvos ambasadorius Ukrainoje. Atlėkiau savaitę laiko iš karo zonos. Daug darbinių susitikimų reikalų, tačiau negalėjau neatlėkti iki Panevėžio ir pasižiūrėti šias rungtynes savo mylimo Lietkabelio komandos, kurią tikrai labai myliu. Tai tiesiog šiandien irgi norisi tikėti, kad rungtynės susiklostys mums sėkmingai ir kad Lietkabelis iškovos pirmąją pergalę Europos taurėje. Po 2 kėlinių 43-36 priekyje panevėžiečiai. Po pertraukos geriau atrodė Ario klubas.
kuris ne tik neleido panevėžiečiams pabėgti, bet ir priartėjo iki 2 taškų. Bet Lietkabelis, kaip visada, yra kietas ir namuose parodo savo jėgą, pelnytai laimėdamas. Nesėkmingas graikų komandai buvo Panevėžys. Atrodo, visiškai nedidelėme kontakte Ario žaidėjas gavo traumą ir daugiau jau nepadėjo saviškiams, nors jis, tiesa jau apsirengęs, grįžo prie atsarginių žaidėjo Solelio, kurį beje turėjo palikti Kalnapilio arenoje. Ario komandos strategas nubaustas 2 techniniam pražangom. Tačiau jau iki tos akimirkos ramiai rungtynių negalinti žiūrėti Lietkabelio klubo direktorius Martynas Purlys galėjo dėkoti kiekvienam aikštelėje pasirodžiusiam žaidėjui. Pirmoji pergalė namuose 84-74 nudžiugino ir vyriausiąjį trenerį Latvį Robertą Štelmacherį. Esu laimingas su pergalė, džiaugiuosi su fanais, ačiū jums visiems fanais. Sunku, norim dirbti daugiau ir labiau. Panevėžiečius į pergalę vedė ir Deividas Sirvydis. Per 34 minutės pelnęs 21 tašką, atkovojęs 2 kamuolius, atlikęs 2 rezultatyvius perdavimus ir surinkęs 16 efektyvumo balų. Buvo ir labai gerų momentų, ir blogų momentų, bet iš tų blogesnių momentų pasimokysim. Ypač rungtynių galas toksai banguotas šiek tiek, bet šiaip geros rungtynės. Ačiū fanam, ačiū visiems, kurie palaikė ir džiugu. Labai gerai jaučiuosi, tai dar sakiau, dar būdamas rinktinėje jau buvo minčių, kaip čia, kad kuo greičiau čia atvažiuoti, kaip seksis ir buvo pradžia kiek sunkoka, bet rungtynės po rungtynių treniruotės įsivažiuojame. Naudingiausias Panevėžyje su 25 balais buvo vis nepavargstantis Gediminas Orelikas, įmetęs 19 taškų. Matom, kad yra kur tobulėti. Manau, vis tiek pažiūrėsim video, taisysim klaidas, bet aišku, džiugu už pergalę. Nesam tiek daug kartų, bet aš manau, kad ateis gal tas laikas vis tiek. Ne ryt, ne poryt, bet tikėkime, kai jis ateis. Pagaliau prabilo ir Lietkabelio naujokas Donatas Sabeckis. Geras įspūdis, pirmoji pergalė Eurokapo. Buvo tikrai intensyvios varžybos, jie parodė labai agresyvią gynybą, tai užtrukom tokienus, kol prisitaikėm ir gale varžybų pavyko iškovoti pergalę, tai labai smagu. Vis tiek reikia laiko priprasti prie lygos, priprasti prie komandos, tai pradžioj gal šiek tiek sunkiau, bet tikiuosi, kiekvienom rungtynėm bus geriau viskas. Puiku, kad Panevėžio komanda po rungtynių nepalieka aikštelės, o ištikimiems žiūrovams spaudžia dešinę ir dėkoja už nuoširdų palaikymą. Po to komandos žaidėjai dar bendrauja su fanais ir atsako į visus jų klausimus. Taip ir toliau Lietkabelį. Netoli Kauno Žalgirio arenos yra Nemuno ir Neries santaka, šalia kurios krepšinis, ypač vasarą. Čia daug mergaičių ir berniukų žaidžia. Lietuvos krepšinio federacija rūpinasi jaunąją mūsų karta. Lietuvos krepšinio federacija yra įkūrus Lietuvos krepšinio kultūros centrą ir aš jam vadovauju. Esu Renkuosi sėkmę prekinio ženklo įkūrėja ir stovyklos vadovė. Renkuosi sėkmę stovykla, ji startuoja jau 2 metus. Šiais metais lygiai taip pat akcentavome labai stiprų, iš tikrųjų, vaikų judėjimą. Mūsų stovyklos filosofija yra apie įvairias sporto šakas, apie tai, kad nuo pat mažų dienų iš tikrųjų vaikui labai svarbu susipažinti su įvairiomis sporto šakomis, pamilti sportą ir nesvarbu kokią sporto šaką. Svarbiausia, kad jam jį tiktų, patiktų, kad kiekvieną dieną jis norėtų ją sportuoti. Tai tokia ir yra mūsų stovyklos filosofija - padėti vaikams atrasti tas mylimas sporto šakas. Tokia tendencija, faktai moksliniai rodo, taip, kad tikrai daugėja nesportuojančių vaikų. Nežinau, mūsų stovykloje tikrai vaikai, jiems čia patinka judėti, sportuoti ir aš labai tikiu, kad po mūsų stovyklos jie jau rugsėjį žino, ką lankys, nes mes kažkaip, žinot, kaip sako, kad mokykloje dažnai, jie
nemyli tų sporto šakų dėl to, kad yra galbūt verčiami tą daryti. Čia mes, taip sakykime, mainome pramogas, tas sportas pas mus jisai nėra toksai, sakykime, griežtas. Mūsų stovykloje vaikučių amžius yra labai įvairus, nuo 7 iki 14 metų. Tikrai taip, turime tokių, kur, na, jau Lietuvoje nebegyvena, bet vasarą grįžta į Lietuvą ir grįžta pas mus į stovyklą. Tai šioje grupėje šią savaitę turime 5 ne Lietuvoje gyvenančius mūsų tautiečius, tačiau vasarą grįžusius pailsėti. Praeitą pamainą taip pat turėjome ne Lietuvoje gyvenančių jau mūsų lietuvaičių. Tai buvo gal 8 vaikučiai, tačiau pastebiu tokią tendenciją iš tikrųjų, kad jau nelabai gerai kalba lietuviškai. Tai turi tikrai labai ryškų akcentą ir kai kurie jau ir žodžius pamiršta, na bet mes padedam, išverčiam, paaiškinam kažką. Na bet vis tiek džiugu, kad jie grįžta pas mus ir džiaugiasi vasarą tiek sportuodami, tiek pramogaudami. Mūsų grupėje iš tikrųjų vaikai yra tikrai nuostabus. Mes kaip sakome, kad kiekvienas stovyklautojas yra galimas olimpinis čempionas. Kad vaikai pamiltų mokyklose galbūt labiau sporto šakas, tai manau, kad ugdytojai turėtų pasitelkti daugiau kūrybiškumo treniruotėse, kad būtų kuo mažiau monotonijos, mano manimo, mažiau galbūt kažkokios tokios prievartos, bandyti, kaip mes stovykloje susitapatinam su vaikais ir bandome prie jų prisitaikyti. Tai kūrybiškumo, kažkokio tokio lankstumo ir manau, kad tie vaikai gali pamilti bet kurią sporto šaką. Aš ir laidos režisierius Marius Antonaitis šiandien pakėlęs videokamerą virš Žalgirio arenos atsisveikiname su jumis, sakydami, kad susitiksime sekmadienį 10 val. O laida kartojama 18:30. Iki pasimatymo. Lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.